Sveiki, šiandien turim atvykėlį iš Amerikos, 2014 metų Lexusas. Ir jam sumontuosim modulį, pažiūrėsim, kaip jisai veikia ir dar tada įdėsim ir Android ekraną, pažiūrėsim, kaip ir jisai veikia. Tai kaip ir kiekvieną modulį instaliuojam, prisirišam identiškai kaip ir kitų automobilių modulius. Vieną kartą prisirišus, atsisėdus, automatiškai pasileidžia, prisijungia tiksliau telefonas ir turim visas CarPlay ir Android Auto funkcijas. Šitam Lexusui su joysticku, šitu analog sticku, visą meniu valdom. Yra ir kiti mygtukai, matau prie meniu, yra rodiklės viršų, jos irgi veikia, iš esmės tai nepasinaikina kažkokie kitų mygtukų valdymas. Viskas, kas yra, viską galima panaudoti, spaudyti ir taip valdysit savo CarPlay interfeisą. Garsas iš telefono, kai kalbėsit mobiliu, originalus mikrofonas taip pat veikia, muzika per originalų Bluetooth kanalą veikia, taip kad nereikia jungti AUX jungčių ar kažkaip tai burti, žodžiu, viską turit kaip originaliai, tik besėda modulis, ką ir buvom pasakoję praeitose videose, su kitais automobiliais. Dabar pabandysim modulį išimti ir galbūt kas įdomiau įdėti į šitą Lexusą Android ekraną ir protestuoti jį, kokias funkcijas tenai turėtume, kokias papildomas funkcijas tenai turėtume. Tai, manau, galim paimti ir važiuoti į Android ekrano montavimą. Tai sumontuotas jau yra naujas ekranas šitam Lexus automobiliui, keitėsi originalus, aišku, išsiėmė originalus ekranas, keitėsi viena plasmasės dalis, kuri tvirtina naują šitą ekraną. Ekranas tikrai didelis, ekranas ryškus, gerai matosi jame viskas, tikrai didelis, aišku, smagu jį žiūrėti ir per jį tikrai kažką žiūrėti, daug funkcijų jisai turi ir per Google Play Store galima parsisiųsti, ką norit įsirašyti programėlių, veikia taip pat ir Apple CarPlay su Android Auto funkcijomis. USB išvestis, galite tiek video failus, tiek muziką susikelti. Yra ir navigacija, aišku, patogiau galbūt naudotis CarPlay'aus arba Android Auto funkciją naudojantis navigaciją, bet čia jau kaip žmonėm patogu, kiekvienas jau savaip naudojasi. Ir, aišku, perėjimas atgal į originalų Lexuso meniu. Opcija šitam ir kitiem Lexus automobiliam dvi opcijos, tai modulis, kurį integruojam į originalią sistemą, gaunat CarPlay, Android Auto funkciją ir ten USB, dar keletą funkcijų. Arba įdedam štai tokį ekraną ir tada begalę funkcijų, jau siunčiatės programėlės, kurias norit, veikia ir CarPlay'us, Android Auto, navigacija, žodžiu, USB išvestis ir Play ir taip toliau, žymiai daugiau. Tik tai kas dar pliusas iš tų, kad gaunat žymiai didesnį ekraną, didesnės raiškos, tiesiog didesnį ekraną, į kurį patogiau žiūrėti ir valdyti, bet pasirinkimas jum. Pasižiūrėkit, ko norėtumėt, arba to, bet siūlyčiau tikrai atsinaujinti, nes automobilis gali daugiau. Kol kas šitam kartui tiek ir jeigu kils klausimų, rašykit ar skambinkit.